Jūs sveikina Elektrogidas. Na štai, prabėgo metai, kai buvo įrengta pusės kilovato galios saulės elektrinė. Saulės panelės sumontuotos ne ant stogo, o netradiciškai ant sienos. Tokiu būdu jas mažiau veikia aplinkos neigiami faktoriai. Visą elektros gamybos procesą valdo Green Cell MPPT 1 kW galios inverteris su 12 V 80 A akumuliatoriumi. Kadangi šis inverteris yra hibridinis ir be akumuliatoriaus atskirai, jis nedirba. Inverterio vartotojo instrukcijoje smulkiai aprašomi naudojamų laidų techniniai parametrai, pajungimo schemos, darbo režimų nustatymai, tarp kurių yra nurodytas bene pagrindinis darbo režimas, pažymėtas sub simboliu. Kai saulės panelių generuojama elektros energija, inverteris tiekia ir akumuliatoriaus krovimui, ir vartotojui, tuo pačiu metu kartu su įjungta grid tinklo įtampa. Ir tai būtų optimaliausias darbo režimas šiam inverteriui. Bet gamintojo nustatymuose tokios funkcijos su pažymėtu sub simboliu deja, bet nėra. Ir tai pagrindinis šio inverterio trūkumas. Štai toks techninių parametrų netitikimas tarp paskelbtų vartotojo instrukcijų ir pagaminto gaminio tikrai nuvilia. Realiai šis inverteris turi kelis darbo režimus, kai gali dirbti tiek su grid tinklo įtampa, tiek autonomiškai, tik su saulės panelių generuojama elektros energija, kaupdamas ją akumuliatoriuje ir tiekdamas elektros energiją vartotojui, kai nutrūksta grid tinklo elektros energijos tiekimas. 1 metų saulės elektrinės eksploatacija parodė, kad šis režimas dirba neefektyviai, nes esant saulėtam dangui, sistema saulės panelių elektros energiją tiekia tik akumuliatoriaus krovimui, o vartotoją pajungia tik tada, kai akumuliatorius pilnai pasikrauna. Ir tai labai neefektyvu, nes akumuliatorius krovimo metu naudoja tik dalį saulės generuojamos energijos. Siekiant kuo efektyviau išnaudoti saulės energiją, kurios Lietuvoje netiek jau daug, tenka valdyti inverterio darbą rankiniu būdu ir išjungti grid tinklo įtampą. Ir tik tokiu būdu inverteris persijungia į autonominį režimą ir saulės panelių generuojama elektros energija nukreipia ir akumuliatoriaus krovimui, ir elektros vartotojui tuo pačiu metu. Bet šis darbo režimas turi trūkumą, nes tenka sekti, kada debesis pilnai uždengia saulę ir tada būtina rankiniu būdu vėl įjungti grid tinklo įtampą, nes saulės panelės tuo metu generuoja tik apie 5 procentus savo nominalios galios ir inverteris persijungia į akumuliatoriaus energijos naudojimo režimą ir kai akumuliatoriaus įtampa nukrinta iki nustatytos minimalios ribos, elektros energijos tiekimas nutrūksta. Ir kaip jau minėjau, tai yra šio inverterio pagrindinis trūkumas. Taip pat svarbi saulės elektrinės dalis – tai elektros energijos apskaita. Tam buvo sumontuoti 2 elektros energijos suvartojimo skaitikliai, iš kurių vienas rodo bendrą grid tinklo ir saulės panelių sugeneruotą elektros energijos kiekį, o kitas rodo tik grid tinklo elektros energijos suvartotą kiekį. O šių parodymų skirtumas ir yra taip vadinamas žaliosios elektros energijos kiekis, kuris per 1 metų saulės elektrinės eksploatavimo laikotarpį sudarė apie 100 kW. Taip pat šis inverteris turi apsaugą nuo išorinio maitinimo šaltinio, kai į apkrovos grandinę patenka elektros srovė, tarkime, iš per klaidą įjungto automato. Tuo metu inverteris atjungia elektros energiją vartotojui, signalizuodamas raudoną šviesą ir monitoriuje rodydamas klaidą simboliu 8. Tai vienas iš nedaugelio šio inverterio pliusų. Taigi, kokia išvada, kokia laukia tokių elektrinių ateitis? Ogi perspektyva niūri, kaip ir daugelis niūrių dienų Lietuvoje. Su jumis buvo Elektrogidas, jūsų elektros gidas.